Sveiki visi. Aš norėčiau visų pirma paklausti, kas iš jūsų vaikystėje skaitėte Alisą stebuklų šalyje? Pakelkite rankas. O daug. Gal kas pamenate, kas vis nuduriavo arbatinuke? Nežinote? Kas nežinote, sužinosite, o kas primiršote, priminsiu. Tai buvo labai unikalus žinduolis, tai ne tik pasakos herojus, tai yra labai realus gyvūnas, miegapelė. Kuo jis unikalus? Nes jis miega didžiąją gyvenimo dalį. Tai reiškia, 7-8 mėnesius per metus jis tiesiog miega. Taigi, aš turiu jų miegapelių genetinę įvairovę. Ką tai reiškia? Aš kaip kokia CSI kriminalistė, tik neturiu nusikaltimų vietų. Aš turiu inkilus, nes inkiluose būtent aptinkamos šios miegapelės. Tada paimu pincetą, ištraukiu plaukus, dažniausiai jos būna nepatenkintos, įkanda kartais. Tada prasideda mano darbas laboratorijoje. Tada išskiriu iš tų plaukų DNR. Deja, DNR plaukose yra labai nedidelis kiekis, todėl ją reikia padauginti. Padauginimui yra naudojamas toksai PGR metodas. Tai yra polimerazinė grandinė reakcija. Trumpai ir aiškiai principas yra kaip kopijavimo aparato. Žinote tokį dalyką. Paimate vieną lapą ir tiesiog išlenda daugybė tų pačių kopijų. Na o ką, PGR yra tas pats. Tik su mums reikiama trumpa DNR atkarpa. Pasirenkame, kokios norime miegapelės DNR, atsirinkame tą fragmentą ir gausiname. Pagausiname tiek, kad tos DNR būtų pakankamai. Ką tai reiškia? Kai mes turime jau pakankamą DNR kiekį, mes galime vizualizuoti. Tai reiškia, kad mes galime pamatyti, kaip miegapelė iš vieno miško skiriasi nuo kitos miegapelės iš kito miško. Na ir visi paklausė, kam reikia tirti kažkokias miegapelės? Ogi dėl to, kad ši didžioji miegapelė yra įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą, priklauso antrai kategorijai, tai reiškia, jų labai nedaug, neklauskit, kaip jinai pas mane atsirado. Taigi, aš bandau tirti ir tiriu, kaip tos miegapelės genetinė įvairovė priklauso nuo aplinkos, kurioje jinai gyvena. Ar vienas biotopas geriau gyvenama vieta padidina jų skaitlingumą. Tai panašiai kaip ir tirti žmogaus tam tikrų požymių įvairovę. Juk mes kiekvienas, ar jūs kažkuo genetiškai skiriamės. Tai vat, aš ir mano miegapelė, kurią pavadinau tiesiog šlove, tikiuosi, supažindiname su kažkuo nauju, nežinomu ir dabar jūs norėsite patys ištirti miegapelės. Ačiū už dėmesį.